kada nuimsim šitus? Vasarį. Julius sako, vasarį, tai aš jau dabar nuimčiau, bet Julius čia yra direktorius šitoj studijai. Sveiki, bičiuliai. Jūsų dėmesio 8 laida NKTV. Turime 2 naujus dalykus susijusius su laida. Pirmasis tai yra, mes turime nktv.lt RSS rautą, taigi turite skaityklės, iš karto galite mūsų gauti visas naujienas ir update'us, pirmieji. O kitas dalykas, šiandien laidoje išvysite NKTV merginas. Pagaliau tikras nuotraukas, kurios bus čia šitoj vietoj. Tai pradėkim laidą. Laidą pradėsime nuo naujienų, o naujienų yra, ypač apie prietaisus. Kadangi visai neseniai Las Vego mieste Jungtinėse Amerikos valstijose pasibaigė Consumer Electronics Show, tokia didelė milžiniška paroda, kurioje mes kažkada netgi su Juliumi lankėmės. Juliau, buvom ten? 2007, labai seniai buvo gera. Gerai, esmė ta, kad ten didieji pasaulio gamintojai pristato pačius naujausius produktus, taigi keletas produktų jūsų dėmesiu. Ar pamenat, kad ne per seniausiai sakiau jums, kad šiemet rinkoje dominuos labai ploni nešiojamieji kompiuteriai, kurie vadinsis Ultrabook, tokia serija Ultrabookai. Intelis užpatentavo šį pavadinimą. Tai štai, keletas tokių jau realiai pasirodžiusių, pristatytų ir kuriuos jūs galėsite netrukus nusipirkti. Acer Inspire S5, štai toks gražuoliukas, vadinamas ploniausių pasaulyje nešiojamų kompiuterių, nes ploniausioj vietoj jis yra net vos 15 mm storio. Tai yra 13 colių kompiuteris, svoris kilogramas 350 gramų. Visai neblogas ir turėtų kainuoti kur kas pigiau negu MacBook Airas. Štai dar vienas Ultrabookas. Samsungas pristatė seriją 5 Ultra. Taip pat 13 colių, svoris čia nerašomas, tačiau esmė, kad šitas visai simpatiškai atrodantis daiktas kainuos, dėmesio, viso labo maždaug 1400 litų Lietuvoje. Kompas, kuris sveria kiek daugiau nei kilogramą. Tai yra, sakyčiau, ypatingai nedaug, lyginant su jo įkvėpimo šaltiniu, su MacBook Airu. Štai dar vienas prietaisas pristatytas parodoje. Tai yra, dėmesio, androidininkai Lenovo IDEA Tab Tablet S2. Jis turi 4 androidą, Ice Cream Sandwich, man labai patinka šis pavadinimas. Prietaisas yra 10 colių ekrano dydžio ir esmė yra ta, kad jis turi atskiriamą klaviatūrą, maždaug kaip koks transformeris, transformuojasi šitas reikalas. Prietaisas yra 9 mm storio, sveria 600 gramų, turi PMP2 kameras, turi 64 GB atminties, 1,7 dual-core procesorių ir netgi HDMI jungtį, kuriuo galite prietaisiuką sujungti su televizoriumi. Žymiausias Amazono produktas yra jo knygų skaitytuvas, kuris vadinasi Kindle. Tai štai, nuo šiol galima įsigyti specialų odinį aplanką Kindlui, kuris, dėmesio, yra ne tik aplankas, bet yra ir baterija. O baterija kraunama nuo saulės, nuo šviesos. Ne? Ir dar visai neblogas dalykas, kad šitas aplankas gali veikti kaip lemputė. Tiesiog atsiverčiat jį, išsitraukėte tokią švieselę ir šviešiate į savo Kindle. Realiai, jeigu jūs naudojate tą aplanką ir esate dienos šviesoje, praktiškai Kindle baterijos naudoti netgi nereikia. Amerikoje šitas reikalas $80 maždaug turėtų kainuoti. Dar vienas man visai patikęs prietaisiukas, matytas parodoje, vadinosi Sensorium Think. Šis reikalas yra mažas daikčiukas, kurį jūs jungiate į savo smartphone. Tuomet pridedate, kaip matote čia, savo pirštą ir prietaisas pamatuoja jūsų pulsą, jūsų kraujospūdį ir netgi deguonies lygį kraujyje. Ne tik, kad pamatuoja ir jūs tuo metu pamatote, kas yra, bet speciali programa seka, kaip kinta jūsų šie duomenys priklausomai nuo įvairių dalykų. Galbūt nuo to sportuojat, jūs ar nesportuojat ir ką valgot ir panašiai. Kiek jisai kainuoja? Maždaug $100, bet tikrai žiauriai geras prietaisiukas. Norėčiau įsigyti, nes senstų. O jau šią vasarą visi, kurie nori išmokti groti gitarą, galės tai padaryti kiek kitaip. Ne, jums nereikės samdytis kokio nors ten mokytojo, jūs galėsite nusipirkti šį prietaisą, jis vadinasi Guitar Apprentice. Tai yra plastikinė elektroninė gitara, jos vidurį jūs įstatote iPadą ir visas reikalas sujungtas pavirsta gitaros mokytojų. Matot, kaip viskas? Na, geriau neaiškinsiu, pažiūrėkite, kaip žmogus spaudo ir groja. Prietaisas kainuos apie $100 plus jūsų asmeninis iPadas. O štai jums ir kuprinė. Nepaprasta kuprinė, o jėgos kuprinė, angliškai power bag. Į ją sukišę keletą įvairių elektronikos prietaisų, juos galėsite
Dėmesio, krauti vienu metu. Taip, iš pradžių pakraunate kuprinę, o tada ji krauna jūsų prietaisus. Ten yra Apple, micro USB, mini USB ir paprasta USB jungtis. Kuprinė kainuoja maždaug $140. Trumpa ir tikiuosi vienkartinė rubrika laidoje NKTV. Jos pavadinimas – Mielas Lukai, NKTV redakcija tavęs atsiprašo. Už ką? Ogi už tai, kad 6 NKTV laidoje ekrane parodytas komentaras, kad NKTV yra šlamštas, priklauso tikrai ne tau, ne Lukui Bulevičiui, kaip kad buvome parašę, o visai kitam asmeniui. Taigi, Lukai, sorry, lenkiam žemai prieš tave galvą ir dėkojame, kad žiūrim. Štai taip lenkiam galvą. Nemažai NKTV žiūrovų laiškuose klausia, kodėl mes neišlyginame prizinių NKTV marškinėlių. Atsakymas yra labai paprastas. Taip, Juliau, nesijuok, čia nejuokinga. Čia yra rimtas klausimas ir dar rimtesnis atsakymas. Mes norime, kad jų viduriai liktų nepačiupinėti NKTV kūrėjų. Va, žiūrėkit, dabar pirmą kartą istorijoje šie marškinėliai bus išvynioti. Gali būti, kad jų viduryje žiojėja skylė, visko gali būti, mes nežinom, mes netikrinom, bet dėl to mes esame tikri, iš tikrųjų viską darom, nerepetavę. Gerai, dabar aš išvynioju šios NKTV marškinėlius. Yra skylė? Ne, skylės nėra, jie yra kuo puikiausiai, kuo gražiausiai ir norime jums padovanoti šį kokybišką, tikrai šaunų produktą. Kaip laimėti? Grįžkime prie tradicinio būdo, kuomet jūs keliaujate į nktv.lt svetainę, susirandate tą vietą, kur žiūrite šitą video ir tada virš video Facebooko mygtuką rekomenduoti. Štai ten. Paspaudžiate, pasidalinate ant savo sienos laidos nuorodą ir po to, po savaitės burtų kelių mes renkame vieną marškinėlių laimėtoją. Ačiū labai, kad dalinatės, mums tikrai reikia jūsų pagalbos. Akivaizdu, kad jūs mėgstate rubriką NKTV archyvas. Mes ją mėgstame su Juliumi taip pat. Taigi, šiandien rubrikoje kelsimės į 2002 pradžią. Taip, prieš 10 metų. Bet prieš siužetuką noriu jums trumpai papasakot, kodėl ir kas. Visai neseniai laidos pradžioje aš jums rodžiau Samsungo naują Ultrabooką. Prisimenat, labai gražus kompiuteris, galingas, plonas, lengvas ir kainuoja maždaug 1400 litų. O dabar, bičiu, pažiūrėkite, koks nešiojamasis kompiuteris prieš 10 metų kainavo kiek daugiau pinigų. Compact Presario 700-osios šeimos atstovas Presario 716 EA. Tai galingiausias iš šiandien pristatomų kompiuterių. Iš karto į akį krenta įrenginio dizainas. Jis skiriasi nuo klasikinio. Daug sidabrinės spalvos ir aptakios formos suteikia kompiuterių gyvumo ir žavesio. Techniniai parametrai. Presario turi 1,2 GHz AMD Athlon procesorių, 256 MB atminties, 20 GB diską. Be to diskų skaitimo įrenginį, kuris kartu yra ir DVD-romas, ir diskų įrašymo įrenginys. Taip pat integruotas modemas. Galima išskirti kompaktiškus ir neblogai skambančius JBL garsiakalbius, patalpintus pačiame korpuse. Monitorius 14 colių, 16 MB video atmintis. Kompiuterio svoris 3 kg. Tokios galingos komplektacijos kaina galutiniam vartotojui apie 6,5 tūkstančio litų. Net liežuvis man neapsiverčia sakyti tos sumos už tą notebooką ir už tokius techninius duomenis. Beje, tas jaunuolis, kuris taip maloningai spaudė tos klavišus, yra vardu Mantas. Jis yra vienas iš tų žmonių, kurie kažkada dirbo su laida NKTV ir darė jos grafinės užsklandas. Mantai, linkėjimai tau sėdinčiam šiuo metu Londone. Mėly NKTV žiūrovai, yes, pagaliau, tai tiesa ir tai vyko. Rubrika NKTV merginos pasiteisino, kadangi mums parašė ne viena, ne dvi, o daugiau merginų. Atsiuntė savo nuotraukas ir papasakojo apie save. Juliau, jėga, ane? Taip, jėga. Ir, kaip ir žadėjome, pažindiname NKTV žiūrovus su NKTV žiūrovėmis. Pateikiu NKTV merginas iš eilės pagal tai, kada jos atsiuntė savo laiškus. Gerai, pirmoji NKTV mergina, Jūratė Trinkūnienė iš Utenos, rašo, kad jai 39 metai, 39. Ji yra prie gulbių, čia aš sugalvojau, ir žiūri mūsų laidą nuolatos. Šaunu. Ačiū, Jūratė, kad žiūri mūsų laidą. Antroji NKTV mergina, Dovilė, jai 14 metų. Dovilė kartai žiūri NKTV laidas ir jos jai patinka. Dovilė, ačiū tau.
03, mergina 03. Štai, Ieva Tvarijonavičiūtė, kuri rašo mums. Taip, mergina žiūri NKTV ir anksčiau žiūrėdavo. Taigi, trumpai apie mane. Užauginta Lietuvoje. Viskas to ir pasakyta. Foto pridedu, sėkmės jums. Ievutė, ačiū. 4 mergina. Dar viena Ieva. Ieva Šadževičiūtė. Esu Ieva, man 17 metų, esu iš Žiežmarių. Mokausi Žiežmarių gimnazijoje. 3 G klasėje, dievinu krepšinį, sergu už Lietuvos ryto komandą. Štai, tokia yra mūsų 4 NKTV mergina Ievutė. Ir 5 NKTV mergina šiandien yra Neringa Skersytė. Neringa, labas. Esu linksma, draugiška, nebijanti iššūkių, taipogi domiuosi kompiuterinėmis naujienomis ir 6 šipseniukai. Linkėjimai visai jūsų komandai. Neringa, linkėjimai ir tau. Taigi, mielos NKTV merginos, mums reikia jūsų dar, mes norime parodyti su Julium kartu, pasididžiuoti, kad jūs žiūrite mus. Rašykite apie save ir siųskite savo nuotrauką adresu info@nktv.lt. Ačiū. Čia kontroversiška laidos rubrika. Žodį kontroversiška pavartoju ne šiaip sau, nesiekdamas pigaus populiarumo, o įvertindamas jūsų keistokus atsiliepimus. Vieniems rubrika tinkle labai patinka ir sako, kad tai yra vienintelis geras turinys laidoj. O kitiems kažkodėl sako, kad nesąmonė čia naršyti tą internetą, kai viskas internete ir viskas šalia. Bet kuriuo atveju, nesvarbu, ką sakote, mes naršysime vis tiek. Gerai, pirmoji svetainė, keliaujame į ją. Algirdas Krušinskas labai praktišką puslapį atsiuntė ir iš karto dalinuosi su jumis. Tikrai ne itin retai pasitaikantis atvejis, kuomet jūs savo kompiuteryje turit senesnę Microsoft Office versiją, pavyzdžiui, 2003 metų, kuri nesupranta tų naujų docx failų. Ką tuomet darot? Einate į šį puslapį, spaudžiate Browse ir pasirenkate naujesnį Microsoft Office dokumentą, štai pavyzdžiui, aš čia turiu, su galūne docx. Failas keliauja į svetainę ir iš ten jūs parsisiunčiate jau pakeistą failą su galūne doc, kuri atsidaro senuoju Microsoft Office'u. Mūsų žiūrovas Andžiai Tankeliūn siūlo pasidairyti po visatą. Telefonų visatą, o tiksliau mobiliųjų telefonų, o dar tiksliau koncepcinių mobiliųjų telefonų visatą. Tai yra telefonai, kurie dar nėra pagaminti ir galbūt nebus pagaminti, galbūt šių prototipų pagrindų kažkas paims ir sumeistraus tikrą telefoną. Bet kuriuo atveju dizaineriai ir įvairios kontoros deda čia publikuoja savo įsivaizdavimus apie ateities telefonus, o lankytojai tokie kaip jūs žiūri, vertina ir domisi. Taip, čia yra įdomu, nes čia yra mūsų mobiliakų ateitis. O štai Donatas Zilaitis atsiuntė mums puslapį, kuriame galima stebėti realiuoju laiku, kiek šiuo metu ir kur pasaulyje plaukioja laivų. Žiūrim. Jūs turbūt norėtumėte, kad aš eičiau Baltijos jūrą, bet ne velnio. Aš liksiu Europoje, bet pasirinksiu Viduržemio baseiną. Žiūrim ten. Gerai, šiuo metu šioje sistemoje visame pasaulyje yra stebimi 16 000 laivų. O eikime štai, pavyzdžiui, Italiją prie Neapolio ir žiūrėkime, ką veikia laiveliai. Važiūrėkime. Yra laivas, kuris plaukia kažkur. Paspaudžiam ant jo. Ir matome, kad jis plaukia į Neapolį. Gerai, dar vieną laivą pasitikrinim, kuris plaukia kažkur tolyn. Štai laivas pavadintas Helsinki. Ir plaukia jis į Gibraltarą. Nežinau, įdomu tai bus jums ar ne, bet kaip veikia tokia galimybė, kaip kažkokia tai radiolokacinė sekimo sistema sąveikauja su žemėlapiu ir kaip visą tai galima stebėti realiuoju laiku, pabandyti pažiūrėti tikrai verta. Ir tą progą aš prisiminiau dar vieną analogišką svetainę puslapį, kuriame galima stebėti realiuoju laiku, kaip juda pasaulyje lėktuvai, kur skrenda. Štai žiūrėkite, štai iš Lietuvos yra keletas lėktuvų, vienas iš jų yra British Airways skrydis, kuris skrenda iš Londono Heathrow oro uosto į Maskvą į Domodedovo. Šiuo metu jis įskrido kažkur tai į Suvalkiją. Jėga, kažkada šį puslapį rodėme, taip mes tikrai nepamiršome, bet norėjau tiesiog priminti, kad tai yra geras reikalas, kuris vis dar veikia. Ovidijus Šlepetis sako, kad bičiuli, užteks rodyti savo nukastą obolį ir svetainės skirtas Apple OS-ui, parodyk kažką Androidams. Ir atsiuntė puslapį. Pažvelkime. Puslapis android24.lt. Ovidijus sako, kad čia mano kolega Julius. Taip, Juliau, esi? Taip.
Androidininkas Julius ras naujas programas, sužinos apie naujus Androido telefonus ir visokias kitokias androidinės naujienas. Taigi android24.lt naujienos apie žalius robotukus, panašius į tulkius ir plius. Tarkime, jūsų kolega turite nuspręsti, kas kažką darys pirmas. Burtų keliu. Dažnai jūs tokiam atveju imate monetą ir metate. Piu, herbas ar skaičius, ar ne? Galite skaitmeniniu būdu šitą reikalą atlikti. Yra Almanto atsiųstas randomizeris, kuriame jūs įrašote kintamuosius, iš kurių jums reiks priimti sprendimą. Na, tarkim, gerai, rašau skaičius, kablelis, herbas. Ir bandau išgeneruoti atsitiktinį dydį šitų dviejų. Puslapis pasirinko skaičių. Kitas pavyzdys, kaip aš galiu naudoti šitą reikalą, surašyti, tarkim, skaičius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ir dabar, kai aš spausiu randomize, svetainė parinks atsitiktinę tvarką vieną skaičių iš 9. Nuo 1 iki 9. Pabandom. 9. Laimingas iš šios dienos numeris tebūnė 9. Ačiū, Almantai, tau. Kęstuti Navickai. Mes tave mylim, Julius tave labai myli, aš taip pat ir Meškutis Almantas, kuris yra nubaustas už negerą elgesį ir nematomas dabar kadre. Už šią svetainę. Kas toks? Jūs sakė Almantas? Gerai, atsiprašau. Gerai, Meškutis Alvidukas. Čia yra žadintuvas, pats paprasčiausias. Jeigu žiūrite mūsų laidą, tarkim, dabar, sekmadienio naktį ir žinote, kad žiūrėsite ir po 20 minučių maždaug palūšite, jūs galite užsistatyti rytų žadintuvą. Pabandom, tarkim, tebūnie tai, ką čia 10 ryto ir galite nusistatyti garsą, kuris jūs pažadins. Tai gali būti gaidys. Tai gali būti, tebūnie gitara, va, imkim šitą. Spaudžiame set alarm ir žadintuvas skambės lygiai 10 ryto. Yra dvi sąlygos. Turite neišjungti šio puslapio ir turite neišjungti kompiuterio. Ir dar du dalykai, kurių jums nereikėtų pamiršti. Pirmas. Visos svetainės ir jų nuorodos, kurias matėte šiandien vinkle, yra mūsų puslapyje nkatv.lt. Taip kad užsirašinėti ranką ant lapelio nereikia. Ir antras dalykas, jeigu norite pasidalinti savo atradimais, norėjau sakyti atradybėmis, negeras žodis, atradimais su visa Lietuva, palikite nuorodas mūsų Facebooko profilyje. Adresas ekrano apačioje. Tai tiek tinklo šiandien. Jūsų dėmesio į rubriką Žiūrovai valdo, kurioje žiūrovai valdo. Skaitau, ką jūs rašote mums. Rokinas 1 rašo. Anekdotą praėjusioje laidoj pamiršo pasakyti. Rokinai, nepamiršau. Anekdotų NKTV nebeliko. Kodėl? Nes esu nekoks anekdotų pasakotojas. Ne, iš tikrųjų aš esu labai geras anekdotų pasakotojas, bet kažkodėl šito laidoj neatsiskleidžiu. Kita žinia iš jūsų yra tokia. Kada tu eisi pas kirpėją? Rašo Ecka. Ecka, anksčiausiai, kiek aš planavau, tai kovo mėnesį. Ir dar vienas pranešimas, Edvinas Lukoševičius. Sveiki, radau neblogą video. Nepapasakosiu, geriau pažiūrėkit patys, gal ir per laidą norėsit parodyti. Edvinai, parodyti norime, visi kartu žiūrime tavo atsiųstą video. Chuck Norris is a hunter, but Chuck Norris does not hunt. Hunting would imply the possibility of failure. There are 10 million people in the world of Warcraft because Chuck Norris allows them to live. I'm Chuck Norris, and I approve this game. World of Warcraft. Try it free at trywarcraft.com. What's your game? Metas truputėlį pageiminti, bet prieš tai eilinė žinia apie mūsų žaidimų rubrikos redaktorių Martyną. Man šovė tokia idėja. Bičiuliai, žiūrovai, NKTV žmonės. Ar jums įdomu, kaipgi iš tikrųjų atrodo mūsų žaidimų rubrikos redaktorius Martynas?
Įdomu? Jeigu bent 100 jūsų yra įdomu, tuomet aš pažadu, kad aš paprašysiu Martino, kad jis padarytų savo nuotrauką ir atsiųstų ją mums. Mes ją pažiūrėsime visi kartu. Kaip sužinosiu aš, ar 100 jūsų nori? Tiesiog, jeigu aš gausiu 100 laiškų su pageidavimu parodyti Martiną adresu info@nkatv.lt, tuomet viskas bus aišku. Reiškia, kad jūs norite pamatyti mūsų Marčių. O čia tai, ką jis paruošė jums šiai laidai. Kas gali nuo žemės paviršiaus nušluoti piktą tropinės salos žmonės pavergusią despotę? Jei ne būrelis samdinių, kurie tai daro už pinigus. Jei esate žaidę Jack's Alliance, su tuo ginčytis negalėsite. Šis Kanados kompanijos Tech kūrinys pasirodė dar 94 metais MS-DOS platformai. Tai kartu su UFO Enemy Unknown buvo vienas pirmųjų taktinių RPG davęs pradžią šiam žanrui. Jis kartu su UFO Enemy Unknown buvo vienas pirmųjų taktinių RPG davęs pradžią šiam žanrui. Žaidimo mechanika paprasta. Jūsų užduotis išlaisvinti salą nuo despotės valdovės. Tam turite nusamdyti nedidelę samdinių brigadą, kuri su valdovės pakalikais kalbės patrankų kalba. Salą sudaro daugybė sektorių, dėl kurių kiekvieno verda įnirtingi mūšiai. Vienose sektoriuose rasite tik miškus ir pelkes, kitose gamyklas, kurias užiminėdami didinsite savo finansinės įplaukas. Finansai čia svarbu. Dėl to, kad kuo daugiau jų turėsite, tuo piktesnių galvažudžių galėsite prisisamdyti. Zenitą pasieksite tuomet, kada savo komandoje turėsite kiečiausią Jack's Alliance karį, legendinį Maiką. Su juo joks priešas netrodys baisus. Vienas smagiausių žaidimo elementų – karių pasirinkimas. Kiekvienas jų čia yra skirtingas. Skiriasi jie visų pirma savo įgūdžiais. Vieni taiklesni, kiti geresni mechanikai, todėl gali atrakinti užtrenktas duris. Treti gerai dirba su sprogmenimis. Ketvirti medikai. Taip pat skiriasi karių išvaizda manieros. Štai rusui Ivanui Dolvičiui baimė neegzistuoja. Net ir siunčiamas į savižudiškas misijas, jis sako "Harašo, harašo" ir palinksi savo kepurėtą galvą. Tuo tarpu kubietis Fidelis tikras tinginys. Jis neretai tiesiog paprasčiausiai atsisakys daryti tai, ką jam įsakysite, nes jam tai netrodys naudinga. Žaidime dar yra ir tonos ginklų. Nuo paprastų berėtų iki AK-47, automatinių koltų, mortyrų, granatų ir dar velnė žino ko. Jų čia tikrai nepritrūksite. Svarbiausia – gerai apsirūpinti šoviniais, nes kartais į priešus daug smagiau pleškinti automatinėmis salvėmis, reikalaujančiomis galybės patronų. Mėgstančius šią seriją nudžiuginsime, kad jau vasario viduryje pasirodys daugiau nei 10 metų laukta trečioji šio žaidimo dalis – Back in Action. Oh, I am not seeing that. Jei mūsų laidą rodytų per kokią nors televiziją, šio siužeto paprasčiausiai negalėtume jums parodyti. Tačiau dabar mes neturime šiuo apribojimu ir pasakojame apie naujausią jau trečiąją Postal dalį. Priminsime, jog pirmoji pasirodė kažkur prieš 15 metų ir iškart išgarsėjo savo žiaurumu. Žaidimas buvo uždraustas keliose valstybėse ir sukėlė daugybę skandalų. Postal 3 eina savo pirmtako pėdomis, tačiau panašu, kad kūrėjų intelektą pirmosios dvi dalys suluošino negrįžtamai. Todėl trečiąją galime drąsiai vadinti tiesiog idiotizmo viršūnė. Pradėkime nuo istorijos. Tik kad nelabai čia yra nuo ko pradėti, nes istorijos Postal 3 tiesiog neturi. Viso žaidimas yra idiotiškų, tarpusavyje nesusijusių užduočių kratinys, kurių kiekviena vis labiau iškrypusi už kitą. Štai pavyzdžiui, vienoje misijoje turite mėtyti porno salone panaudotas servetėlės į parduotuvėje susirinkusias mamas. Tai darote tol, kol jos apsivems. Smagu? Ką? Žinoma, čia yra gausybė Postal būdingų žudynių. Žudote šunis, nerdus, azijiečius, gėjus, kaubojus, hipius, mamas, talibano atstovus, policininkus ir dar velniai žinau ką, kurie įtvirtina, kad šis žaidimas yra ne vien tik apie žudynės, tačiau čia gausų ir juodojo humoro. Mums kažkaip nepavyko jo aptikti. Bet tikriausiai taip yra todėl, kad mes pastarųjų 15 metų nepraleidome prie tokio šlamšto kūrimo.
Žudyti čia galima daugybę iškrypeliškų būdų. Galima tiesiog pleškinti iš pistoleto, galima mėtyti molotovo kokteilius ar švaistytis su ugniasvaidžiais. Nužudytus priešus galima dar ir apšlapinti. Aukas galima dar ir kankinti, pavyzdžiui, peršauti rankas ir kojas, apipilti benzinu ir padegti. Taip, visa tai yra įmanoma kompiuterinėme žaidime Postal 3. Žinot, daugiau nelabai ką turime apie jį pasakyti, todėl čia ir baigsime. Ačiū. What? No fucking way that's going down on my watch. Come here, Ayatollah. Let's see your green card. Tai viskas. Laida numeris 8 artėja prie pabaigos. O laidos užbaigti negalime, kol nepaskaitėme bent vieno neigiamo atsiliepimo apie laidą. Gerai, šios dienos komentaras pabaigos priklauso žmogui, kuris vadinasi Maksas 100. Maksas 100 rašo. Ne, nu jūs pasmerkti, kam erzina tuos dar kelis likusius žiūrovus. Patys objektyviai į save pažiūrėkite. Taigi išjuokos tapot. Januškai linkiu surimtėti. Tas vaikiškumas, atsipalaidavęs bazaras labai neigiamai veikia mano nervus. Taigi, Maksai ir visi padorūs NK TV žiūrovai, iki susitiksime 9 laidoj.